Dabar 2 minutėms, ponia Andrikienė. Akivaizdu, sankcijų politinis veiksmingumas vertinamas prieštaringai. Turime pavyzdžių, kuomet dėl sankcijų valdančiajam režimui kenčia nekalti gyventojai, netiesiogiai skatinama šešėlinė ekonomika, juodoji rinka. Pasitaiko atvejų, kai dėl įtraukimo į juoduosius sąrašus kyla žmogaus teisių pažeidimo pavojus. Sankcijų patikimumą silpnina ir tai, kad neretai jos taikomos laikantis dvigubų standartų, priklausomai nuo ES partnerio strateginės svarbos. Šviežiausias pavyzdys, net ir po to, kai Rusija pažeidė tarptautinės teisės normas ir neva gindama savo piliečius įsiveržė į suverenios valstybės Gruzijos teritoriją, ES nesiėmė sankcijų. Kągi, jos tebėra ES priemonių arsenale. Manau, kad sankcijos yra ir turi likti neatskiriama bendrosios užsienio ir saugumo politikos dalimi. Tiksliau, žmogaus teisių rėmimo politikos, paramos demokratijai priemonė. Suprantama, ES stengiasi derinti meduolio ir botago metodus. Stengiasi išvengti sankcijų taikymo, tačiau reikalui esant, jos yra taikytinos ir svarbu, kad jos taptų platesnės ir nuoseklesnės žmogaus teisų strategijos dalimi. Pranešėja Madame Flotr minėjo ginklų embargo Kinijai, priemonę, kurios imtasi po Tienmenio žudynių. Yra ir siūlymų panaikinti embargo. Tačiau, ponai, mes iki šiol nesame girdėję nei paaiškinimo, nei atsiprašymo dėl žudynių Tienmenio aikštėje, sudrebinusių laisvąjį pasaulį. Tai kodėl turėtume panaikinti šią sankciją? Norėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjunga, taikydama sankcijas, turi geriau bendradarbiauti, koordinuoti savo politiką ir veiksmus su kitomis šalimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didesnio jų veiksmingumo. Ačiū. Gracias, señora Andrikienė.